papasakot, kaip jūs ten buvot, kokie įspūdžiai prieš 20 metų. Na, o paskui mes klausinėsim, kaip jūs nuvažiuosit, ką patyrėt ir šiais metais. Tai ir kilo tokia idėja, kad nuvežti tą jaunimą į Seimą ir ten rasite tokių nuotraukų, kur yra mergaitė ir aš ten pati, mus pakvietė parašyti palinkėjimus 20 metų Lietuvai. Taip, kad palinkėjimus mes rašėm ir 25-mečio proga Baltijos kelių ir mes surinkom jų daugybę. Ir ne tik Veisiejuose, bet ir visam rajone, visose mokyklose. Bet kodėl veisiejai yra turintys daug renginių ir čia renkasi daug žmonių? O vis dėlto, tai čia Sąjūdžio lopšys. Tai su tais mokiniais mes nuvykom ir kaip matote, vis dėlto ten Aldonos Mikalonienės vėliavos. Yra visas vėliavas jaunimas paėmė iš gerbiamos Irenos muziejaus ir įsiamžino jaunimą su tom vėliavom. Aišku, ir atkreipė labai dėmesį, nes tikrai retai tokios iniciatyvos, kas imasi ir tokį darbą, kaip gerbiama Aldona daro. Bet į bet kurią nuotrauką pažiūrėsi, tai tikrai pagautos tokios akimirkos, kurios yra nepaprastai Lietuvai svarbios. Bet kurią tu paimsi, tikrai tokie užfiksuoti dalykai, kad tikrai sujaudina. Štai tas vaikelis tėvui atmotinant nugaros su trispalve, arba kanklininkas pavardės nežinau, arba Sadūnaitė. Aš buvau dar moksleivė ir laikraščiuose rašė visiškai netiesą, šmeižtą melą. Ir reikėjo iš to išaugti, suprasti. Ir todėl aš manau, kad kaip šiandieną šitiek mokinių daug dalyvausite, jeigu jūs eisite, jeigu jūs domėsitės, nebijokit išeiti ir žodį pasakyti, nebijokit ir susiorganizuoti, nes tai viskas paliks jumi. Teisutis ir gerbiamas Vytautas, tai žmonės, kurie ne vis tiek, ką mes darome, tai žmonės, kurie labai žiūri, kad Lietuvoje gali būti kartais laikotarpis ir kitoks ir jie nori palikti kartų kartoms. Tai aš jiem nuoširdžiai dėkoju. Ir kada mes tas nuotraukas turėjom, man padavanojo teisutis diskelį, aš sakau, gal mes parodom žiemą kokią progą, o jis sako, išlaukim progos. Nu tai kokios progos? Sako, o gal per 25-metį valstybės atkūrimo. Tai kaip 5 metai greit prabėgo, atrodo vakar buvo. Vis dėlto tą ir padarėm. Ir aš tikiuosi, kad ir šitą muziejų, ne tik Irenos Laisvės kovų muziejų, bet ir čia mes sukaupsim jėgas, kas turit medžiagos, kokios atnešime ir tikrai amžykim šiame Veisiejų mieste Sąjūdžio lopšy. Fotografuoju va jau atrodo nemažai tų metų, bet iš tikrųjų tai dar tik tai mokausi. Nes visas gyvenimas yra mokymasis. Visi mes mokomės, ar jaunas, ar senas, vis tik mes turime mokytis ir mokytis. Ir nesvarbu, kuris sritis, ar ten bus fotografija, ar ten bus paprastas kasdieninis darbas, mes turim jį vis tiek atlikti, kad būtų ir pačiam malonu. Gal net svarbiau, kad pačiam būtų tas darbas, paprastas darbas, bet jisai atliktas labai gerai, jis tikrai bus malonus. Kaip fotografai, kaip jūs suspėjat ir pamatyt, ir užfiksuot, va ten toj dūdoj, tas nuostabus vaizdas. Ir galvoju, nu tai tikrai paklausiu, na kaip taip, atrodo net neatkreiptum dėmesio, ar ne, kad žygioja čia pasiėmęs dūdą, grodamas žmogus, ir kas ten toj dūdoj dabar atsispindi. O vat jūs pamatot ir jūs pagauna tą prasme. Visi stebėjosi, svečiam rodžiau, visi stebėjosi ir aš nesupratau, kaip galima. Bet jį čia yra, už tai aš atėjau šiandien rytą pažiūrėjau, ar yra. Jeigu yra kitas matymas, aš kitaip truputį matau pasaulį. Mylėtą fotografiją, fotoaparatą, žmonės, gamtą ir tik taip gali kažką tai padaryti. Nu tai paskui ir matai truputį kitaip ir gal tos ir nuotraukos tokios būna kitokios gal. Trispalvė tulpė. Ilgai palėpėje liūdėjusi, 5 dešimtmečius į saulę nežiūrėjusi, pražydo tulpė žiedu trispalviu.
geltonu, žaliu ir raudonu. Pražydo, nes pavasaris atėjo. Pražydo, nors ją krauju užliejo. Pražydo ir nevys, tik dar ryškiau žydės. Kitas tautas kovot už laisvę kvies. Trispalvė tulpė, Lietuva. Tai aš, tai tu, tai mūsų laisva tauta. Muziejai tai yra tos vietos, muziejininkai tai yra tie žmonės, kurie užfiksuoja, palieka praeitį. Ateitis priklauso va tam jaunimui, kuris šiandien gavo gražias uniformas, kuris turi tais uniformas. Patikėkite jaunime manimi, Lietuva niekada nebuvo tokia graži, tokia turtinga kaip dabar. Aš labai gerai dar prisimenu Lietuvą iki 40 metų. Ir kodėl mes išlaikėme širdyse per tiek metų praeities tą meilę tėvynei, pagarbą jai, ilgesį laisvei. Todėl, kad mes tėvelių, mokytojų, buvom nuolat mokinami. Mylėkite savo tėvynę. Dirbkite jos naudai. Ir kaip poetas pasakė, imkite arklą, knygą, lyrą ir ženkit Lietuvos keliu. Jaunime, praeitis priklauso mums. Mes ją jums paliekame. O ateitis priklauso jums. Ir kokią jūs ją sukursite, jūsų jau vaikaičiai, vaikai tokią matys, kokią jūs šiandien matote mūsų kurtą. Mylėkite Lietuvą, neleiskite jos niekinti, neleiskite ją užgaulioti, neleiskite įžeidinėti. Kiekvienam parodykite tai, kas yra gražu Lietuva. O Lietuva labai turtinga, gražiai žmonėm, turtingais, išmintingais, gamta. Branginkite šitos turtus ir turėkite juos širdyse. Ačiū. Visų dėl pono Tulpė. Ir kad jie ilgai čia būtų. O čia tai mūsų namų šviesulys. Mūsų šviesa, kuri niekuomet nejasta mūsų namuose. Linkiu visiems geros kloties, gerų švenčių ir geros sveikatos. Ir kad netemdytų jūs niekada skausmas. Šlamėjo baltieji beržai, o prie kelio mediniam namelį kažko liudimo turi sena, o prie kelio mediniam namelį kažko liudimo tuli sena, o liudimo tuli sena, kolimai prie vartų viena, o tu lauki, kas vakarą rytą, ir žiūri į kelią liūdnai, o tu lauki, kas vakarą rytą, ir žiūri į kelią liūdnai, kai buvo beržai dar žali, ir aš nesena ir tiesi, ankstų rytą, kaip saulė tekėjo, į karą išėjo sūnus, ankstų rytą, kai saulė tekėjo, į karą išėjo sūnus, išėjo jis ginti tėvynės, nuo priešų ateivių piktų.
gandrais ir su lapai žaliais. Išėjo